Aš norėčiau pasisveikinti su pašnekovėmis, sugrįžusiamis į Lietuvą iš užsienio, mažiau ar daugiau praleidusios ten laiko. Ir aš esu Tadas Kubilius, Užsienio reikalų ministerijos grįžimo į Lietuvą skyriaus vedėjas, konsultacijų centro Grįžtu LT vadovas ir pats sugrįžęs į Lietuvą iš užsienio, praleidęs Amerikoje daugiau kaip 8 metus. Todėl ši tema yra man pačiam artima, aktuali. Jaučiuosi kalbindamas savo pašnekovės šiomis temomis taip pat pakankamai laisvai ir dirbdamas Užsienio reikalų ministerijoje, kuomet mes kaip užsienio diasporos politiką koordinuojantį instituciją jau beveik 2 metus vykdome, skleidžiame žinią apie grįžimo į Lietuvą galimybės. Nuo praėjusių metų veikia konsultacijų centras Grįžtu LT, kuris teikia informaciją vieno langelio principu planuojantiems, svarstantiems ar galvojantiems apie grįžimą į Lietuvą. Šiandien mūsų diskusijos tema yra kaip pritraukti ir įgalinti diasporos jaunimą sugrįžti į Lietuvą. Ir kuomet mes kalbame apie grįžimą į Lietuvą, kuomet mes skleidžiame tą informaciją, bendraudami su visomis Lietuvos institucijomis, teikdami aktualią, reikalingą informaciją, visų pirma, norime nepamiršti ir išgirsti balsą pačios diasporos. Daug keliaujame, daug susitinkame su užsienį gyvenančiais lietuviais, bet apie grįžimą į Lietuvą ir šiuo konkrečiu atveju apie diasporos pritraukimą, mano nuomonė, niekas negali geriau papasakoti, negu patys sugrįžę į Lietuvą. Jeigu jums kyla klausimas, kodėl mūsų panelinėje diskusijoje šiandieną tik tai vienos lyties atstovai, tai noriu pasakyti, kad šį gražų Lietuvoje savaitgalį, paskutinį vasaros savaitgalį, žmonės pakviesti į tą diskusiją ir iš vyriškos pusės tiesiog dėl asmeninių priežasčių negalėjo dalyvauti. Tai jokio subjektyvumo čia nėra, tiesiog taip jau sutapo. Tai leiskite pristatyti šios diskusijos dalyves. Agnė, sugrįžusi iš Jungtinės karalystės ir Prancūzijos, ir iš Kanados, Kurk Lietuva programos alumnė. Ir sugrįžusi dirbo tiek nevyriausybinėme sektorėje, tiek dabar darbuojasi finansų ministerijoje jau Lietuvos vienoje iš valdžios institucijų. Aistė Mickevičiūtė, sugrįžusi iš Meksikos ir Argentinos, Bring Together Lithuania komunikacijos koordinatorė. Daina Joana Kariboldi, atvykusi iš Argentinos. Ir šiuo atveju mes galime kalbėti ne apie sugrįžimą, o apie atvykimą, nes jūs esate gimusi ir užaugusi Argentinoje. Paulina Buzaitė, sugrįžusi iš Jungtinių Amerikos valstijų ir šiuo metu darbuojasi Krašto apsaugos ministerijoje. Taip pat Veslava Aganauskė, sugrįžusi iš Švedijos, šiuo metu dirbanti Luminor Group, vieno iš padalinio vadovė. Tai norėčiau pradėti nuo Agne, nuo jūsų ir paprašyti pasidalinti tą jūsų asmeninę istoriją, kaip įvyko tas išvykimas iš Lietuvos, kokios patirtys įgytos užsienyje ir kaip per savo tą patirtį galėtumėte žvelgti į tą platesnį kontekstą, kad tų sugrįžusiųjų į Lietuvą galėtų būti daugiau, nors mes šiuo metu jau esame 5 metus, kuomet skaičiuojame sugrįžtančių į Lietuvą skaičių didesnį negu iš jos išvykstančių. Praėjusie metai buvo rekordiniai Lietuvoje, kuomet iš užsienio į Lietuvą sugrįžo beveik 2 daugiau žmonių negu iš jos išvyko. Tai Agne, prašom, žodis jums. Sveiki. Tai mano trumpa istorija yra, kad aš išvykau į Prancūziją mokytis iš karto po mokyklos baigimo. Tai praleidau Prancūzijoje 2 metus, tuomet metus mokiausi Kanadoje. Ir grįžau į Lietuvą po bakalauro iš karto. Darbavausi nevyriausybinėme sektorėje, pradėjau nuo praktikos, dirbau su žmogaus teisėmis ir taip, žodžiu, po truputį bandžiau visokias roles nevyriausybinėme sektorėje. Tuomet išvykau studijuoti magistro į Angliją, į Oksfordą
Ir tuomet grįžau vėl darbuotis į Lietuvą, tai dalyvavau programoje Kurk Lietuvai, buvau projekto vadovė ten ir dabar dirbu Finansų ministerijoje jau beveik metus. Jo. Galėtum papasakoti apie patirtį Kurk Lietuvai programoje, nes tai yra vienas iš tų įrankių, viena iš tų programų, kuri yra skirta būtent diasporos jaunimui, kaip mes sakome, pasimatuoti save Lietuvoje, pabandyti būtent dirbti valstybinės sektorija. Tai kokios patirtys būtent toje programoje? Jo, tai Kurk Lietuvai programa prasidėjo kaip programa skirta labiau diasporos jaunimui. Arba, aš nežinau, aš pati gal ne visai identifikuoju su tuo terminu diasporos jaunimas. Aš gyvenau 4 metus užsienyje, bet nežinau, man toks jausmas, kad aš gyvenu užsienyje, bet aš niekada nebuvau išvažiavusi abiem kojom iš Lietuvos. Tai čia nuokreipiu save diasporos jaunimą, bet Kurk Lietuvai buvo programa skirta gyvenusiems, mokysiesiems užsienyje. Dabar tokio kažkokio reikalavimo nebėra. Kurk Lietuvai dabar yra atvira visiems jauniems žmonėms iš įvairių profesinių, akademinių sričių, kurie norėtų pabandyti darbą viešajame sektorėje. Tai iš esmės yra 1 metų programa, kur žmonės dirba kaip ekspertai prie projektų įvairiose valstybinėse įstaigose, ir gali pasibandyti iš tikrųjų tą darbą viešajame sektorėje, nes jisai naujai atvykusiems gali būti toksai šiek tiek bauginantis, čia gal Paulina papildys arba paneigs mane. Tai jo, bet tu tada pasibandai viešai sektorių su tokiu užnugariu, organizacijos, mentorių, bendruomenės, tai iš tikrųjų galiu drąsiai būti ambasadorė Kurk Lietuvai, nes man atrodo, tai yra puikiai programa ir, tikriausiai veikia, nes aš pasilikau viešajame sektorėje po Kurk Lietuvai, bet ir taip pat ir daugelis mūsų kolegų kurkiečių irgi lieka dirbti būtent viešajame sektorėje. Ir iš tikrųjų labai džiugina, kad po tos programos didžioji dauguma tos programos dalyvių pasirenka likti Lietuvoje ir dirbti Lietuvoje. Aiste, studijavai Ispanijoje, Meksikoje, praktiką atlikai Argentinoje, tai vėlgi tavo patirtis, aš matyčiau tokia kaip tiltas tarp Lotynų Amerikos, kurioje gyvena tikrai daugybė lietuvių ir Lietuvos. Tai šiek tiek apie savo patirtį, kaip atsidūrei tuose kraštuose, kokią patirtį įgijai. Prašau. Mano visos kelionės prasidėjo nuo pačių paprasčiausių 2 savaičių Erasmus projektų, kai dar mokyklos laikais išvažiavau gvildenti įvairias temas su europiečiais. Ir tada, kai stojau jau į universitetą, žinau, kad noriu studijuoti užsienį ar bent keletą metų ten pabuvoti. Tai įstojus į KTU universitetą, turėjau galimybę studijuoti užsienyje Granados universitete ir taip pat suvokiau vėliau, pradėjusi mentoriauti kitiems studentams su klausimais išvykimų į užsienį, exchange counselor būdama, kad yra dar daugiau galimybių, kurių galbūt studentai kiti net ir nežino. Tai supratau, kad galima Lietuvoje studijuojant išvykti į užsienį ne tik Erasmus studijoms, bet ir dvišaliams mainams. Tai po metų studijų Ispanijoje taip pat išvažiavau dar į Meksiką 1 pusmečiui į Monterėjaus universitetą. Ir ten būdama kaip ir vėl susisėjo tokie kaip ir laipteliai, kad sužinau apie švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamas stipendijas praktikoms atlikti švietimo įstaigose lituanistinėse visame pasaulyje. Tai taip ir gavosi, kad norėdama būti su ispanakalbiais, pastudijavau Ispanijoje, Meksikoje ir atlikau praktiką Argentinoje. Ir ta praktika Argentinoje Nemuno bendruomenėje mažame Beriso mieste, kuris vadinamas yra imigrantų sostinė, tikrai pakeitė mano visą požiūrį į pačią Lietuvą, į tradicijas, į šokius, nes čia irgi turiu savo draugų iš Argentinos, kurie dabar į Lietuvą atvažiavo mokintis lietuvių kalbos į VDU, kurie mane ir išmokino šokti lietuviškus šokius. Pirmą kartą užsidėjau taip normaliai tautinį kostiumą ir pradėjom ten margučius marginti ir visa kita. Tai labai buvo toks įdomus
pažinimas Lietuvos diasporos užsienyje ir susipažinimas su Lietuva iš kitos perspektyvos. Ir tikrai ne pirmą kartą jau girdžiu, turbūt turėčiau pasakyti ir pats iš savo asmeninės patirties, kad dažnai mes patys Lietuvą ir savyje daugiau lietuvio atrandame išvykę į užsienį ir pamatę, pajautę Lietuvą iš atstumo. Tai nėra ar blogai, ar gerai, tiesiog turbūt taip yra, bet tos kiekvienos tos patirtys ir tos išgirstos istorijos atrodo klausai ir kažkiek tai tame matai ir savo tos patirties. Tai manau, va, tos jūsų patirtys ir išgirstos istorijos gali padrasinti ir kitus Lietuvos diasporos jaunimą šiuo metu užsienyje gyvenančius sugrįžti. Tikrai taip, ir susipažinau ne tik su lietuviais, bet ir su kitais žmonėmis, kurie net lietuviškų šaknų neturi ir Lietuvą myli taip, kaip jie būtų gimę Lietuvoje, kurie bendruomenėse mokina lietuvių kalbą, taip pat ir yra šokių vadovai. Tai buvo tikrai labai žavu žiūrėti, kad yra ne tik lietuviškų šaknų turinčių ambasadorių Lietuvos, bet taip pat ir kitų šalių ir visiškai su Lietuva nieko bendro neturinčių. O taip pat, kaip pabuvojau Argentinoje, ten susipažinau su Bring Together Lithuania programos vadovė Kamilė Perminė, kuri mane ir supažindino, kad aš savo veiklą galiu įprasminti prisidėdama prie šios programos kuravimo. Tai šią vasarą turėjom 30 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių, kurie atliko praktiką 6 savaitės įmonėse Lietuvos ir galėjau pasimatuoti Lietuvą ir taip pat iš jų labai daug išmokau. Tai taip, ir šiuo atveju tu pat norėčiau pabrėžti ir pažymėti, kad mes Užsienio reikalų ministerija esame sudarę stažuočių, praktikų, galimybių visą duomenų bazę ir Grįžtu.lt interneto svetainėje galima būtent rasti visas tas galimybės, kur diasporos jaunimas gali atvykti į Lietuvą, ar tai būtų tik tai kelių dienų programos, ar tai būtų visos savaitės, ar viso mėnesio, ar kaip Kurk Lietuva visų metų programa. Tai tikrai skatiname ir raginame visą laiką rinktis, domėtis tomis programomis, o būtent Aistę dar paprašysiu ir vėliau papasakoti daugiau apie Bring Together Lithuania konkrečiai programą ir tų diasporos jaunimo atstovų patirtis Lietuvoje ir tas galimybės, ką jie gali čia atlikti pabandę savo darbą įvairiausiose tiek nevyriausybinėse organizacijose, tiek privačiame versle. O šalia tavęs būtent ir sėdi tas pavyzdys sugrįžimo ir vėlgi čia dažnai mes diskutuodami su diasporos organizacijų atstovami sako, ar tai gali būti sugrįžimas, jeigu žmogus ir diasporos atstovas yra gimęs ir užaugęs užsienyje. Tai kaip tu matai savo tą patirtį, ar tai yra sugrįžimas į savo senelių protėvių žemę, ar tai yra atvykimas į naują, nepažintą, bet tikrai daug girdėtą, apdainuotą šalį tolimoje Argentinoje? Man atrodo, kad yra ir ta iš tikrųjų, nes Argentinoje mes turim daug žmonių, kurie ir auga ir mes į visus tus bendruomenės einam. Aš nesu iš Beriso, aš į kitą bendruomenę, Lanus, ten susivienimas mes taip vadinam. Bet iš tikrųjų buvo tokių momentų, kai daug buvo tikrai girdėti apie Lietuvą, daug mes šokam, dainuojam, bandom kuo geriau valgyti tą maistą, bet ne visada pasiseka. Šventės mes manom kuo geriau, kuo panašiau. Bet iš tikrųjų buvo tokių tipo sugrįžimas į tą šalį, iš kur mano babutė daug šnekėjo, daug žiūrėjom, bet ir buvo atvykimas, nes viskas čia buvo naujas, labai fainas. Kai atvažiavau, dar net nekalbėjau lietuviškai. Dabar pusiau normaliai kažkaip. Puikiai. Vis dar akcentas. Man atrodo, kad ne visą gyvenimą jau turėsiu šitą akcentą ir aš labai patenkintas už šitas. Man labai patinka, ačiū. Kiekvienas iš mūsų unikalus. Bet jo, yra tokių, kad pusiau atvykimas, pusiau grįžimas, nes Lietuva daug pakeitė, nuo ką mano babutė man papasakojo.
nuo ką visi mūsų seneliai ir proseneliai papasakojo apie kaip Lietuva buvo tuo metu, kai jie dar gyveno čionais. Visiškai pakeitė šalį. Ir labai faina yra tokių atvykti ir susipažinti, kas čia nauja yra. Man atrodo, tas yra labai svarbu, kuo dažniau ir atvykti į Lietuvą, pajausti, kuo Lietuva gyvena, nes aš ir pats gyvendamas tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Jungtinėje karalystėje dažnai bendraudamas su užsienį gyvenančiais lietuviais, jie mato Lietuvą savo prisiminimuose. Ir netgi žmonės gyvendami Čikagoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, jeigu jie išvyko iš 95 metų Kauno, tai jie taip lyg ir įsivaizduoja, kad Lietuva yra ir tokia ir likusi. Nors yra pasikeitę ir keičiamės kiekvienais metais, tai va vėlgi tos pačios programos jaunimui ir pasibandymas, pagyvenimas Lietuvoje tikrai leidžia pažinti Lietuvą ir tuo pačiu leidžia priimti sprendimą sugrįžti. Paulina, daugiau kaip 8 metai praleisti Jungtinėse Amerikos valstijose ir aš turiu ir asmeninį prisiminimą, kuomet dirbdamas ambasadoje Vašingtone susipažinau su Paulina. Ir Paulina jau tada prieš, sakyčiau, 8-7 metus atstovavo Lietuvą. Ir atstovavo Lietuvą tokiame labai istorinėme, didelės šaknis turinčiame, gražiame žydinčių vyšnių festivalyje. Tai gal, jeigu galėtumei pradėti, kaip atsidūrei tame festivalyje ir kaip Lietuvą matėjai gyvendama Jungtinėse Amerikos valstijose? Tai iš tikrųjų mano istorija, kaip dabar pagalvoju, atrodo praėjo akimirksniu. Man toks jausmas, kad aš pritariu, kad nebuvau išvažiavusi iš Lietuvos. Tiesiog likimas susiklostė, buvau meilės imigrantė ir į Ameriką iškeliavau tiesiai po bakalauro baigimo. Žinoma, buvo niuansų, aš įstojau magistrą Lietuvoje, buvau palankiau porą mėnesių ir tas meilės jausmas matyt manęs nepaleido ir atsimenu, sėdėjau prie židinio, labai tokia, nežinau ką man pasakyti, tikriausiai mama matė, sako, kas tau yra, ką tu man nori pasakyti ir aš sakau, mama, ar aš galėčiau į Ameriką išsikraustyti. Tai tuo metu jau matėsi, kad aš nepaleisiu tos minties ir nežinau, net tikrai nepamenu nuoširdžiai, kaip aš visą dokumentaciją susitvarkiau, bet taip viskas greitai vyko ir pragyvenau daugiau nei 8 metus, tai nuvykus į Ameriką, žinoma, negalėjau paleisti tos lietuvybės, nes aš noriu pasidalinti tuo, kad niekada nesakykit, kad to niekada nedarysit. Mano vienintelė klaida, kurią pastoviai kartodavau, sakydavau, aš myliu Lietuvą, agitavau visiems sakydavau, pasilikit, čia yra nuostabi galimybių šalis, netgi kai žurnalistiką, tokį mokykloje turėjom laikraštuką, mano paskutinis buvo išspausdintas straipsnis, pasilikite Lietuvoje, čia gyventi gerą. Ir taip gavosi, kad išvykau. Tai negalėjau paleisti tos lietuvybės, atlikau praktiką. Paulina, mes labai norėtume tą straipsnį pamatyti ir pasidalinti grįžtalt socialiniuose tinkluose. Mielai pasidalinsiu. Ir tuomet, taip vėlgi, tikriausiai gimiau po laiminga žvaigždė, baigusi Lietuvoje mokslus, dirbau Amerikoje advokato padėjėja ir notarė, pradirbau 3 metus, viskas labai sekėsi sėkmingai, bet visuomet galvojau, jeigu noriu toliau dirbti advokato padėjėja, turiu jau išsilaikyti egzaminus ir tada aš jau liksiu tikrai Amerikoje. Ne, buvo tikrai mano atsakymas, aš grįšiu į Lietuvą, tik laiko klausimas kada. Tada galvoju, kas Lietuvai būtų naudinga, ką galėčiau dar padaryti. Tai mane labai domino politika, politikos mokslai. Baigiau tarptautinius politikos mokslus Amerikoje ir tuo pat metu galvoju, reikia įgyti patirties. Tai vat metai iš metų manęs nepaleido Ameriką, nes vis aš norėjau kažką pasimti iš jos ir galvojau visuomet, kad ir ką aš bedaryčiau, visuomet galvoju, ar tai pasitarnaus Lietuvai. Ir tai iš tikrųjų nėra gerai, nes aš su daug žmonių kalbėjau ir jie sako, tu turi daug potencialo, bet sako, tu negali savęs paleisti. Sako, tu negali žydėti iki galo savo amplua. Bet tiesiog mano širdis
visuomet buvo Lietuvoje. Ir nesvarbu, ką aš dariau, visuomet Lietuva. Geltona, žalia, raudona, bendruomenės šventės. Ir tiesiog įgijusi mokslus reikiamus ir politinės tos patirties, galvojau, kiek dar galima, viskas, laikas sugrįžti į Lietuvą. Man tikrai nuoširdžiai kiekvienas atsisveikinimas su šeima Lietuvoje tiesiog kruvinos ašaros ir aš galvoju, aš nebenoriu to kartoti. Tai pirmą kartą, kai grįžau į Lietuvą prieš 5 mėnesius, išvažiavau iš Prienų į Vilnių. Ir tiesiog tėvams turėjau pasakyti, iki važiuoju darbo ieškotis, važiuoju tiesiog kaip ir senais laikais, studijų laikais į Vilnių. Žinokit, apsiverkiau. Važiavau į Vilnių ir galvojau, ar aš išvyksiu į Ameriką. Toks jausmas buvo, kad aš vėl išskrisiu ir mano gyvenimas baigėsi. Ir turėjau savo priminti, ne, Paulina, viskas, tu neturi atgalinio bilieto atgal į Ameriką. Ir aš nerealiai džiaugiuosi, kad čia dabar gyvenu, žinokit, šiandien irgi ryte išėjau palakstyti. Aš kaifuoju, nieko nėra geresnio, ta prasme, mes čia turim tiek daug galimybių ir aplinkui tiek daug nuostabių žmonių, taip lietuviai mėgsta labai dažnai negatyvumą galbūt ir mes ieškom problemų savo gyvenimuose ir vietoj to, kad iškeltume pozityvą, bet visuomet reikia su tuo kovoti ir kautis ir aš kaip sakau, reikia stengtis. Ar jūs tikrai lietuvė, nes vien tik pozityvas, jokio negatyvo neišgirdome? Jau ką, amerikiečiai tai man išmokė ir iš savęs, žinoma, buvau pozityvi, bet grįžus iš Amerikos tikrai jaučiu, kad Amerika man davė tą pozityvumo vaibą, tai ačiū Amerikai iš tai. Taip, visi sugrįžtame su tom patirtim ir gerosiom patirtim į kitomis užsienyje. Veslava. Ar tas gyvenimas Švedijoje taip pat buvo nudažytas geltona, žalia, raudona? 100% taip. Neplanavau išvykti Lietuvoje, viskas buvo fantastiškai gerai. Gavau pasiūlymą su darbu tęsti tą patį tarptautinę patirtį dirbdama grupėje, bet kurioje pasirinktoje Nordic šalyje. Išvažiavau dėl to, kad turėjau svajonę neišpildytą po studijų metais pagyventi užsienyje. Vaikų laikas, amžius buvo tinkamas tą padaryti, 2,5-4 metai. Ir tie metai prabėgo labai labai greitai. Išvažiavau metams, prabėgo 7,5. Per tos 7,5 aktyviai dalyvavau lietuvių profesionalų Stokholme veikloje. 7,5 metų iki šiol esu narė. 5 metus iš 7,5 buvau valdybos narė. Aktyviai įsitraukiau į Global Lithuanian Leaders veiklą, turėjau nerealią galimybę pamatyti Lietuvą iš tarptautinės perspektyvos, kas jungia lietuvius, kaip galim padėti Lietuvai, lietuviškam verslui pritraukti, įeiti iš skandinavišką rinką. Tai patapo tuo, kas papildė kasdieninį darbą, tarptautinį darbą, kuris teikia malonumą, bet kažko trūko. Tai trūko visuomeninio indėlio į gerovę mūsų šalies. Tai turbūt tas dėkingumas ir vertybės, kuriomis užaugome, jos tikrai stipriau atsiskleidžia būnant užsienyje. Ir Veslava turbūt paminėjai labai svarbų dalyką, kad mes šiandieną turbūt galbūt diskusijai daugiau fokusuojamės apie tą fizinį grįžimą ir patirtis čia sugrįžus, bet be galo svarbus tas aktyvus dalyvavimas lietuviškoje veikloje, ypač geras pavyzdys yra Global Lithuanian Leaders, visa tinklaveika ir bendradarbiavimas tiek su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis, su verslais, kuomet lietuviai užsienyje gyvendami tą vadinamą grįžimą įgyvendina per projektus, per savo patirtis, per savo kontaktus. Tai gal šiek tiek daugiau apie patirtį su Global Lithuanian Leaders programa ir kokią naudą tai duoda. Lietuviai gyvenantis užsienyje, jiems rūpi Lietuva. Ir tai yra būdas išreikšti tą pagarbą, meilę per pagalbą. Pagalba kaip? Pagalba lietuviškoms įmonėms įeiti į rinką, pagalba paaiškinant vidinės kultūrinius skirtumus, vidinės taisyklės, paruošti procesui, kuris dažnai skandinaviškose rinkose užtrunka 2-3 metus. Tai tas pasidalinimas patirtim nieko nekainuoja, bet duoda daug vertės ir duoda tos stiprybės ir apjungimo. Tai būnant užsienyje yra daug paprasčiau
padėti Lietuvai. Ir tas yra sujungimas dažnai per darbą ekonominio naudingumo su ambasada. Tai dalyvavimas aktyviai, bendradarbiavimas su ambasados darbuotojais, darant projektus, darant viešus susitikimus ir mokymus. Tai yra tas maža dalelė to, ką galim padaryti. Taip pat kaip edukuoti švedus, kad mūsų lietuviškas sūris džiugas yra fantastiškas. Ypač nuo 36 metų brandinimo ir daugiau geriausia dovana ir geriausias pavyzdys. Mes galim ir mokam daryti gerus dalykus. Tikrai ir mes darom gerus dalykus ir diaspora užsienyje. Tikrai mes turime paskirtus Lietuvos diplomatinius atstovus, ambasadorius, bet kiekvienas iš mūsų išvykęs į Lietuvą yra Lietuvos ambasadorius, nes kur mes begyventume, kur mes besimokytume ar dirbtume, visieną susipažindinami, mes prisistatome, kad mes esame iš Lietuvos ir žmonės Lietuvą pradeda matyti tai, kokie mes esame, kokie kiekvienas iš mūsų esame. Tai diasporos rolė ir diasporos vaidmuo globaliame pasaulyje yra be galo svarbus. Ir noriu kreiptis į Agnę. Prestižiniai universitetai Prancūzijoje, Kanadoje, Jungtinėje karalystėje. Koks tas jausmas, kuomet jūs galėjote daryti karjerą, tu galėjai daryti karjerą bet kur pasaulyje, bet pasirinkai gyventi ir daryti karjerą čia Lietuvoje. Koks tas sugrįžimas ir man labai įdomu taip pat išgirsti patirtį nevyriausybinėje organizacijoje, kuomet dirbai su žmogaus teisėmis Lietuvoje. Tai jausmas geras, geras nejausmas, čia prastas mano emocinis raštingumas atsiskleidė. Nežinau, pilnatvės jausmas iš tikrųjų yra, nes jo, kai tu pradedi suktis, aš studijavau politikos mokslus, tai vat ir mūsų irgi Prancūzijoje, kur aš mokiausi, lietuvių buvo visai nemaža bendruomenė ir nuolatos tie klausimai sukosi, tai ką mes čia veiksime po studijų, tai jau matai, kad kažkas ruošiasi praktikai Europos parlamentą, kažkas žvalgosi į kokį centrinį banką, nu vat natūraliai, man atrodo, ta ambicija auga tokia kryptimi. Ir tikrai tokios aktyvios buvo diskusijos mūsų bendruomeniai, tai lietuvių, kokie bus kiti žingsniai. Man kažkaip visą laiką labai imponavo argumentas, kad tu apie savo kažkokį potencialą ir kelią gal, aš manau, kad svariau yra galvoti ne apie tai, kiek toliausiai aš galiu nuvažiuoti, bet kur rankų labiausiai reikia. Ir man kažkaip visą laiką ir atrodo, kad ten, kur aš savo kontekstą žinau geriausiai, kur žodžio kažkokį pajautimą turiu geriausią, ten mano rankos daugiausiai gali, tai, taip kažkaip ir, kai klausia, kaip sugalvojau grįžti, tai man tokio labai gal ir klausimo nebuvo, ar aš grįšiu. Man taip visą laiką atrodo, kad tie išvažiavimai yra laikini ir tada tu grįžti atgal į namų bazę ir išvažiuoji, pasižiūri, pabūni ir vėl grįžti į namų bazę. Tai kažkaip taip tas procesas atrodė. Nevyriausybinėme sektoriuje atsidūriau taip pakankamai atsitiktinai. Aš studijavau, kaip sakiau, politikos mokslus, tai tų studijų metu pajaučiau, kad man įdomu yra žmogaus teisų klausimai, moterų teisų klausimai, tai taip ir kažkaip atsiradau nevyriausybinėme sektoriuje, pradėjau daryti tam praktiką. Ir iš tikrųjų, jeigu čia kalbėti apie tai, kokias galimybės turi grįžtantys žmonės, tai man atrodo, kad turi didžiulės galimybės, nes tie ratai žmonių yra pakankamai maži. Tai tu, kai įsisuki į kažkokį ratą, tu pakankamai greitai jau turi tą tokį irgi konteksto, kažkokio bendruomenės pajautimą. Tarkim, nevyriausybinėme sektoriame tame pačiame yra nedidelės komandos. Aš, ten tuos pirmus savo 2-3 metus pradirbau komandose, kur yra 7 nuolatiniai darbuotojai, tai natūraliai tu labai daug skirtingų dalykų gali pačiupinėti per ganėtinai trumpą laiką. Tai ir paadministruoti, ir organizuoti renginius, ir mokymus, ir taip toliau. Tai man per tą gal kažkokią irgi kryptį, toksai ryškus privalumas grįžimo į Lietuvą yra, kad pakankamai per trumpą laiką tu gali labai daug skirtingų dalykų pabandyti, pažinti gana gerai tą ratą žmonių, kurie sukasi tose temose, kurios tau yra įdomios. Tai kažkaip taip, ar atsakiau į klausimą? Tikrai atsakėte, čia yra diskusija, tai mes, kaip sakoma, matau,
atsakymų galutinių, baigtinių neieškome, norime labiau išgirsti tas patirtis, kad žmonės tiek čia auditorija sėdintis, tiek stebintis mūsų internete visame pasaulyje išgirstų, matytų ir pajaustų tai, ką jaučiate jūs, kiek tai yra įmanoma. Ir kalbant apie tuos ratus, mažus ratus, kreipiuosi į Aistę. Esate ir esi Bring Together Lithuania programos koordinatorė ir kartu komunikacijos vadovė. Tai kalbant apie komunikaciją, mes ir Užsienio reikalų ministerijoje, konsultacijų centre Grįžto.lt visą laiką dirbame su tuo iššūkiu, kaip pasiekti tą auditoriją. Užsienyje gyvena daugybė lietuvių, daugiau kaip 1 milijonas. Bandom suskaičiuoti, net nepajėgiam suskaičiuoti, kreipiamės į mokslininkus, universitetus, vis nerandam tos teisingos formulės ir mokslininko ar mokslininkų grupės, kurie pajėgtų suskaičiuoti užsienyje gyvenančius visus lietuvius, lietuvių kilmės atstovus. Taigi, kalbant apie komunikaciją, kaip jūs tą darote, kad visada kiekvienais metais pasiekėte diasporos jaunimą? Ir žinau, kad kreipiasi jūsų programą daugiau jaunimų, negu jie gali atlikti, negu gali Lietuva, jūsų organizacija, priimti tų praktikantų vasarai. Taip, tai visų pirma, Bring Together Lithuania programa yra skirta Lietuvos diasporai. Pasimatuoti Lietuvą atvykstant čia 6 savaitėms, birželio Liepos mėnesiais, atlikti praktiką Lietuvos įmonėse ir taip pat susipažinti su institucijomis, turėti vizitus tiek ir Užsienio reikalų ministerijoje, prezidentūroje, įvairiose įmonėse ir taip pat pažinti Lietuvą kultūriškai. Tai šiais metais mes turėjom rekordišką skaičių aplikantų, tai buvo daugiau nei 130 ir labai gaila, tačiau galėjom atrinkti tik tai 30, kas irgi buvo rekordiškas skaičius, nes dar kol kas tiek žmogiškų išteklių neturim, kad aprieptume daugiau dalyvių. Tai šie metai buvo 8, kai Bring Together programa gyvuoja ir mes taip pat plečiamės ir darysim metų programą dėl to, kad matom poreikį, matom, kad užsienyje gyvenantis Lietuvos jaunimas nori sugrįžti į Lietuvą, nori pasimatuoti tą Lietuvą, tai tikrai norim, kad kuo daugiau jų atvažiuotų ir taip pat matom didelį susidomėjimą iš Pietų Amerikos, kur galbūt tos rinkos ir apie komunikaciją kalbant yra labai skirtingos, nes Amerikos lietuviai, pavyzdžiui, ar Kanados lietuviai, jų tėvai yra gyvenę Lietuvoje, gimę Lietuvoje ir gal patys jaunuoliai yra gimę Lietuvoje. Turėjom šiais metais vieną jaunuolį iš Panevėžio, kuris sakė, kad aš ne iš Filadelfijos, aš iš Panevėžio. Tai jie jaučiasi lietuviais, jie dainuoja lietuviškas dainas, žino visą pop mūsų estradą. Ir tada yra kita pasaulio pusė, kur yra Lotynų Amerika, kur jų seneliai, proseneliai išvažiavo į Argentiną, Braziliją, Urugvajų ir galbūt jie tą Lietuvą mato visiškai kitaip. Tai ir tas prieinamumas, ta komunikacija gaunasi visiškai skirtinga. Ir kadangi aš pasavanoriavus, papraktikavus Argentinoje lietuvių bendruomenėje, pastebėjau tą visą jų meilę Lietuvai ir kad galbūt jie ten jau lietuvių kalbos nelabai moka, pavyzdžiui, kaip Kanadoje ir Amerikoje, prie jų reikia prieiti galbūt šiek tiek kitaip. Ir manau, kad kadangi šiam pasaulyje mes turim labai daug visokių reklamų, visur viskas blizga, marga, visi nori kuo geresnį video padaryti, kuo ten daugiau efektų uždėti, bet galų gale, kas labiausiai veikia, tai yra tas tų patirčių pasidalinimas ir jų bendruomenėse. Tai aišku, bandom kaip ir visais kanalais, kaip ir visi skleisti tą žodį ir bandysim dabar netgi 4 kalbom, lietuviškai, portugališkai, ispaniškai ir angliškai pasiekti daugiau jaunimo, kad jie atvažiuotų į Lietuvą ir nepabijotų, kad oi, aš nemoku lietuvių kalbos, tai aš čia nevažiuosiu į Lietuvą, bet parodyti irgi, kad mes visom kalbom kalbam ir visus tikrai priimsim. Tai šalia tavęs sėdi Juana, į kurią pasiekia šitą informaciją. Tai kaip viskas atrodo čia, dabar jau atvykus ir buvai ir esi aktyvi užsienio lietuvių klubo narė.
kiek to klubo veikla naudinga čia atvykusiems, sugrįžusiems studentams ir ar jūs tas žinutes, apie ką mes kalbėjom ir kalbame, transliuojate savo draugams šiuo metu gyvenantiems Argentinoje ir bet kurioje kitoje pasaulio šalyje? Taip, man atrodo, kad iš tikrųjų ta Ulsko užsienio Lietuvos studentų klubas naudinga ne tik studentams, bet ir nestudentams. Nes yra daug žmonių, kur baigia universitetą užsienyje ir tada grįžia, bet vis tiek prijungia prie mūsų klubas, nes daug metų gyveno užsienyje. Tai tikslas tam klube yra daug keliauti, daug susipažinti su Lietuva, kur Lietuva, kur pavyzdžiui, tu esi augus Lietuvoje, tu važiavai į Kretingą, tu važiavai į Telšius, atvažiuoji iš užsienio studijuoti, tu gyveni Vilniuje, Kaune, daug nenori keliauti, nes nežinai, kur keliauti, nepažįsti istoriją. Čia yra iš tikrųjų viena iš naudingiausių, reikšmingiausių klubo mūsų tikslo iš tikrųjų. Tas ir susipažinti daug su bendraminčių žmonėm. Nes tu jau žinai, kad jei esi gyvenęs užsienį bent 3 metai arba gimęs užsienyje, tada grįši į Lietuvą, tai tu su lietuviais bendraujam, draugiškaujam, bet kitaip. Nes, pavyzdžiui, aš su ją galiu daug šnekėti apie Argentinos dalykų. Su savo lietuvių draugus man reikia paaiškinti viską. Tai iš tikrųjų jo ten labai naudinga, labai reikšminga. Aš pakviečiau visiems, kad prijungtų, kas nori grįžti. Tai irgi ten viskas vyksta ne tik lietuviškai, bet ir angliškai. Ir turim daug pietų amerikiečiai, kur ir ispanų gali viską paaiškinti irgi. Nes kai aš prijungiau, aš lietuvų nešnekėjau. Gal keletą žodžių tik tai, bet vis tiek ten labai draugiškai, labai priima visiems. Tai turbūt klubas tikrai padeda integracijai Lietuvoje, kuriems yra sunkiau pradėti, ar tai būtų dėl kalbos, ar dėl kažkokių tai kultūrinių skirtumų, kurie gyvenant užsienyje tiesiog yra šiek tiek kitokie ir aktualijų nepažinimas Lietuvoje. Tai mano mintise svarbiausias, kas nori grįžti į Lietuvą arba atvykti į Lietuvą, nėra darbas, moksla, bet to pačiam socialinė integracija. Nes daug argentiniečių, kurie aš pažįstu, kurie aš sako, grįžk, čia viskas gerai, bet tada visi bijo, kad čia būsiu be draugų, aš nieks nepažįstu, nežinau ką daryti, nežinau kur pradėti. Visų tų socialinių klubų, socialinių grupių labai padeda tu, kad tu atvažiuoji ir žinosi, gerai, aš nebūsiu viena iš tikrųjų naujam šalies. Tikrai čia labai svarbus aspektai, kuriuos paminėjai, nes mes kaip Užsienio reikalų ministerija, konsultacijų centras, mes teikiam informaciją, mes susisteminę, mes siekiam, kad žmonėms būtų kuo lengviau priimti tą sprendimą ir sugrįžti, kad jie rastų visą informaciją vienoje vietoje, tačiau sugrįžus tas socialinis aspektas, bendravimas ir turėjimas tos bendros patirties yra labai svarbus ir mes kartu ir su užimtumo tarnyba ir su Seimo nariais siekiame, raginame, kad paskatinome kurtis tos socialiniams klubams sugrįžusių ir ne tik, kad tai būtų Vilniuje, kad tai būtų ir kitose Lietuvos mažesniuose miestuose, miesteliuose, regionuose. Tai vėlgi, aš tai matau, čia yra jau ir kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Aš pats, kuomet sugrįžau 2008 metais į Lietuvą, mes kartu su bičiuliais įkūrėme Lietuvių gyvenusių užsienyje visuomeninę organizaciją Sugrįžus. Ir tai buvo tikrai ta platforma, ta vieta, kuomet mes susitikdavom kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi. Ir vėlgi, tuomet nebuvo tos platformos, kokia yra dabar, konsultacijų centras Grįžtu.lt. Tai tas patirties dalinimasis ir tiek praktinės, bet tiek socialinė prasme bendravimo, pabuvimo kartu yra labai svarbus. Tai aš manau, kad kiekviena iš jūsų yra tikrai grįžimo ambasadorė, tai savo miestuose, savo bendruomenėse, ar tai būtų studentų klubas ar kitur, tikrai raginu ir skatinu ir mus žiūrinčius ir sėdinčius čia auditorijoje paskatinti tokių socialinių bendruomenių sukūrimą,
tų žmonių, kurie sugrįžo į užsienį. Grįžtant prie mūsų diskusijos, Paulina, dirbai privačiame sektoriuje gyvendama Amerikoje, sugrįžai į Lietuvą ir pasirinkai tarnybą valstybinėje institucijoje, Krašto apsaugos ministerijoje. Tai gal papasakok šiek tiek daugiau apie tą patirtį sugrįžus ir pasirinkimo, tą sprendimo, kaip gimė sprendimas ir kodėl kamas. Dar gyvendama Lietuvoje ir studijuodama teisę kažkaip žinojau, kad galbūt kada nors būsiu politikė. Netgi galima sugrįžti ir daug metų atgal, kai man buvo 13-14, aš norėjau būti Prienų merė ir sakiau, kai užauksiu, būsiu merė. Bet su gyvenimo patirtim matau, kad nenoriu būti politikė, galbūt kai kada nors neturėsiu ką veikti, pasensiu, nežinau, niekada nesakyk niekada, aš išmokau šitą pamoką. Tai Lietuvoje aš žavėjausi žmonėmis, kurie dirba viešajame sektoriuje ir turėjau tiesiog aplinkui geras patirtis, bet žinoma, išvykus į Ameriką neturėjau kito pasirinkimo, žinoma, kaip dirbti tik tais privačiai ir galbūt man užteko to kapitalizmo, juodo darbo, tiesiog tu tenai dirbi ir dirbi ir dirbi. Ir tada supratau, kad ne dėl to galbūt Lietuvoje pasirinkau valstybinį sektorių, bet mane visuomet žavėjo. Ir nuoširdžiai galiu prisiminti, kai atlikau praktiką ambasadoje Vašingtone, visi kolegos ir aš supratau tiesiog, kad valstybinėme sektoriuje yra tokie žmonės nuostabūs ir išmintingi ir draugiški ir kažkaip supratau, kad reikia eiti tuo toliau keliu ir grįžus į Lietuvą tikrai dvejojau. Buvo dvejonių eiti į užsienio reikalų ministeriją ar į Krašto apsaugos ministeriją, bet tikriausiai mane priėmiau sprendimą, nes visuomet susieju savo gyvenimą su savo šeima, o mano senelis buvo laisvės kovotojas partizanas ir aš tiesiog savo viduje norėjau tęsti tą jo tylų įdirbį ir toliau ginti Lietuvą ir tikėkime, to daryti nereikės, bet vėlgi ir atsinaujinau šaulės savo įžadus ir aš negaliu jaustis daugiau savimi, negu kad dabar dirbdama Krašto apsaugos ministerijoje, nes aš žinau, kad aš darau gerą ne tik privatiem interesam, bet ir dirbu Lietuvai. Daugeliu žmonių tai yra naivu ir sako, tu tikrai esi ganėtinai naivi, tikėdama, kad tu čia darai gero Lietuvai. Labai daug tokių komentarų susilaukiu, ypatingai sako, turėjai ir gerą atlyginimą Amerikoje, privačiame sektoriuje, lygiai taip pat gali daryti ir Lietuvoje, bet man tiesiog tikriausiai, aš tiesiog netoks žmogus ir aš net į privatų sektorių net nežiūrėjau. Galima būti ir mažas atlyginimas, negaliu sakyti, kad eičiau už dyką dirbti, bet jausmas, kad aš galiu prisidėti prie svarbių darbų visiems Lietuvos žmonėms, man tai yra labai labai didelė buvo atspirtis ir dėl to nusprendžiau. Ačiū, Paulina, kad matai prasme ir ačiū už tos komplimentus viešajam sektoriui. Tikrai viešo sektoriaus atstovai džiaugiasi ir šypsosi dabar. O kaip su privačiu verslu, kaip su privačiu sektoriumi ir prieš porą mėnesių mūsų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys lankėsi Kauno rajone, susitikinėjo tiek su rajono savivaldybės atstovais, bet lankėsi ir privačiose įmonėse ir vienoje iš medicinos technologijų įmonėje, bendraujant su įmonės vadovais, buvom maloniai nustebinti, kad jų paminėti skaičiai, kad kas 7 jų naujas darbuotojas ar tiesiog darbuotojas yra iš užsienio sugrįžęs lietuvis. O kaip bankininkystės sektoriuje, kokia patirtis, ką mes matome, kokios galimybės užsienį gyvenantiems lietuviams, svarstantiems apie grįžimą? Teigiamas. Savo komandoje turiu kolegę, kuri grįžo iš Vokietijos dėl didesnių galimybių, dėl planų kurti šeimą čia. Prieš 2 mėnesius iš Švedijos grįžo mano bendradarbis iš Nordea bankos prisijungti prie mūsų organizacijos ir kai paklausė, o kodėl tu,
Jo atsakymas buvo turbūt labai sutampantis su mano atsakymu dėl didesnių galimybių, dėl greičio, dėl didesnio mandato, dėl įgalinimo. Mažesnėje šalyje galime pasiekti daugiau arba turėti galimybę daryti daugiau. Tai kažkas paminėjo, kad sparčiau išbandyti skirtingus dalykus. Tai turbūt tos galimybės būti atsakingų ir mažesnę hierarchiją patirti tikrai turime čia. Įmonėje turime daug užsieniečių, kurie atvažiavo iš Olandijos, lietuviai, kurie niekada nebuvo prieš tai Lietuvoje ir turi žmoną, pavyzdžiui, lietuvę. Tai turime daugiau ir daugiau atvejų, kada grįžta į Lietuvą. Kai pati pasakiau savo diasporai tarptautiniai, kad grįžtų, dauguma pasakė, kad visi svarstom, bet vis dar nesam tikri, ar nesigailėsim. Tai sako, pažiūrėsim, kaip tau seksis. Tai dabar jau praėjo 2 metai, prieš metus ir dabar, kai gaunu klausimą, ar nesigaili, mano atsakymas vienareikšmiškai ne. Tikrai nesigailiu, nes per tos 2 metus, ką galėjau padaryti būdama Švedijoje ir ką galiu padaryti Lietuvoje, tikrai galėjau padaryti ir padariau daugiau. Išbandžiau daugiau, gavau didesnį mandatą ir didesnį pasitikėjimą, mažiau hierarchijos negu būčiau Švedijoje. Tikrai padrasinančios žinutės. Ir auditorijai kreipiuosi į jūs, jeigu turite klausimų mūsų pašnekovėms, tai drąsiai kelkite ranką ir užduokite klausimą. Agne, o diasporos jaunimui užsienyje, šiuo metu esantiems, galbūt visiškai negalvojantiems, nesvarstantiems apie grįžimą, ką norėtumėte pasakyti? Kaip juos galėtumėte padrasinti, kad jie pradėtų svarstyti, jeigu nesvarsto, ar priimtų sprendimą, jeigu dabar svarsto apie tai? Kodėl Lietuva? Galvoju, kaip čia nepasikartoti jau to, ką pasakiau. Bet iš esmės tai antrinu, kad, man atrodo, yra smagu galvoti apie tai, kokias galimybės tu čia turi ir kad iš tikrųjų dalykai vyksta greičiau ir tam tikrais aspektais, man atrodo, Lietuva ir yra pora žingsnių prieš akį tų didžiųjų kažkokių europinių valstybių, kurias mes dažnai lygiuojamės. Tai aš irgi su savo, pavyzdžiui, draugais, kurie gyvena toje pačioje Vokietijoje, kalbuosi ir pasakoju jiems apie Kurk Lietuvai ir koks yra Kurk Lietuvai principas, kad žmonės, kurie niekada anksčiau nedirbo viešajame sektoriuje, ateina metams dirbti projektuose, ministerijose, kartu ten su viceministrų komandom, su skyriuose dirbančiai žmonėm, jiems tai skamba truputį kosmiškai, nes įsivaizduoti tokią pačią programą, pavyzdžiui, vokiškoje biurokratijoje, yra praktiškai neįmanoma dėl to, kad, tiesiog yra labai tos daug hierarchijos, daug kažkokių įsisenėjusių pusiau tradicinių dalykų. Tai mes čia tikrai turim tokį didelį pranašumą tame, kad mes dar esame tokiame augime, kažkokiame sprinte, dideliam tempe, kur tų rankų reikia ir turim tokio lankstumo. O kokie iššūkiai lauktų to sugrįžtančio, jeigu jis paklaustų? O kas dar neveikia, dėl ko reikėtų pergyventi? Aš nežinau, ar yra tokių iššūkių, dėl kurių reikėtų labai pergyventi. Man atrodo, čia irgi daug svarbių dalykų buvo pasakyta, tai apie bendruomenę, apie ryšius, apie tai, kad tikrai labai svarbu yra turėti kur atsiremti, tai čia tokia irgi gatvė, dvipusis eismas, kad ir tai, ką Lietuva daro, kad būtų tų bendruomenių, ratų, klubų, bet ir ką tas grįžtantysis, kiek įsivardina, kad yra svarbu ne tik tai, kad aš turėsiu kur gyventi, turėsiu ką dirbti, bet ir kas bus tie mano socialiniai ratai. Bet jeigu klausimą, kokie iššūkiai, tai aš tokį platesnį visuomeninį iššūkį gal stebiu ir galvojau kažkaip paskutinę savaitę, galvodama apie šitą diskusiją ir galvodama, ką čia pasakysiu, kokiam nuomonėm pasidalinsiu, stebėjau viešą erdvę ir įsivardinau tokį gal iššūkį, kad mes dažnai girdim, kad labai norim, kad jauni žmonės sugrįžtų su tam savo tarptautiniam patirtim, su išsilavinimu užsienyje, bet tada, kai tie jauni žmonės grįžta su savo kažkokiam pasaulėžiūrom, nuomonėm apie žmogaus teisės, apie pasaulinę santvarką, apie ideologijas, apie tiesiog gyvenimo būdą, ne visą laiką mes labai džiaugiamės, kai tie jauni žmonės grįžta su savo nuomonėm ir su savo patirtim ir su savo kažkokiais įsivaizdavimais,
kaip dalykai mes norėtume, kad veiktų. Ir ypač paskutinį mėnesį ypač, bet ir paskutiniais metais, stebėdama viešą erdvę, aš matau, man atrodo, nemažai tokių atvejų, kur jauna nuomonė sukelia pyktį ir jauna nuomonė kartais yra diskredituojama, man atrodo, vien dėl to, kad jinai yra jauna nuomonė. Tai va čia mano, jeigu kalbėti apie iššūkius ir kažkokius pakritikavimus į orą apie visuomenę bendrai, tai čia būtų mano kritika, kad mes labai norim jaunų žmonių ir kad jie dirbtų čia ir atvažiuotų savo patirtim, bet kai mes grįžtam su savo kažkokiam nuomonėm ir su savo vizijom, su savo politiniais kažkokiais įsitikinimais, ne visą laiką su mumis, man atrodo, einama ir į diskusiją lygiosiamis. Man atrodo, pasitaiko tokio diskreditavimo vien dėl to, kad esam jauni. Tai džiaugiuosi, kad mes esame diskusijų festivalyje būtent ir galime diskutuoti ir sakyti visas nuomonės. Ir manau, tai yra tikrai vertinga, kad ir reikalinga, kad tos diskusijos vyktų ir mes vienas kito klausytumėmės. Tai čia turbūt yra be galo svarbu, kuomet šiais laikais šiame pasaulyje matome vis labiau tą tokį suradikalėjimą, ta prasme, kad kiekvienas savo socialiniam burbule, ar tai būtų socialinėmis tinkluose, ar asmeninėje, vis dažniau patys girdime dažnai tai, ką norime girdėti, o pamirštame išgirsti kito nuomonę. Tai turbūt čia palinkėjimas mums visiems išgirsti tą kito nuomonę ir įsiklausyti. Grįžtant apie patirčių, Aiste, tos patirtys įgytos užsienyje, tavo pačios, ir matant, bendraujant tuos jaunuolius, diasporos jaunuolius ir girdint, ką pasakė Agnė, kokios patirties reikia išgyventi, gyventi ir mėgautis gyvenimu Lietuvoje ir kokia ta patirtis reikalinga sugrįžtant čia, kuri būtų naudinga tiek tavo asmeniškai, bet žvelgiant ir plačiau mūsų valstybei. Taip, tai aš manau, kad kiekvienas studentas, kiekvienas studijuojantis universitete ar dar mokykloje turėtų išvažiuoti į užsienį, kad pasilgtų Lietuvos ir palygintų, kodėl pas mus čia gerai ir kodėl reikia čia gyventi. Nes galbūt gyvenant čia, užsisėdint, iškart einant į tą suaugėlišką gyvenimą, mes taip ir nespėjom paturėti visokių tai įdomių patirčių. Ir išvažiavus į užsienį tikrai susipažįsti su daug žmonių iš viso pasaulio, gali išgirsti jų istoriją, suprasti, kodėl, tarkim, Ispanijoje, kaip susitinka, jie bučiuojasi į vieną kitą žandą ir kodėl mes paduodam ranką arba iš toliau pasimojuojam. Tai tikrai svarbu susipažinti su tom skirtingom kultūrom ir tada tas visas mintis atsivežti į Lietuvą ir galbūt tą savo aplinką irgi kažkiek pakeisti su tom visom patirtim, nes tiek ir kalbą išmokstant, tarkim, aš išvažiavau į Ispaniją ir išmokau andalūzišką akcentą, išvažiavau į Meksiką, susipažinau su jų kultūra ir jų akcentu, išvažiavus į Argentiną, susipažinau su jų visom frazėm ir kodėl jie kalba taip, kaip jie kalba, kadangi turėjau daug visos įtakos iš Europos ir kodėl jie jaučiasi labiau europietiškesni, nei tarkim, nežinau, iš Kolumbijos ar Brazilijos esantys žmonės, taip. Tai manau, kad mes išvažiuodami į užsienį ir atsiveždami tas visas patirtis iš ten, praturtinom Lietuvą ir todėl, pavyzdžiui, turim Vilniuje įvairių šalių festivalį, kur galim irgi supažinti su tom visom kultūrom. Tai labai, manau, pravartu, kad šalis augtų ir kad mes pasaulietiškėtume išvažiuoti ir pasisemti tos užsienio patirties. Tikrai taip, sugrįžimo nebus be išvykimo. Tai tikrai taip. Klausimas, Oanai, tau. Mes pastaruosius metus džiaugiamės Lietuvoje paskelbtais rezultatais, kad Lietuvos jaunimas iki 30 metų yra pats laimingiausias jaunimas žmonės pasaulyje. Bendraudamas su vyresniais žmonėmis išgirdau daug skepsio, sakė nesąmonė. Visiškai negali tai būti. Kažkas sumokėjo, kažkas užsakė. Kaip tau atrodo? Ir kaip užsienio lietuvių jaunimo klubui atrodo? Ar vis tik mes, jaunimas yra, ne mes, jaunimas yra laimingiausi?
man atrodo, kad ten nieks neklausė studentams universitete sausio mėnesį per sesiją, nes tai tikrai nebūtum pats laimingiausias žmonės pasaulyje. Ne, man atrodo, kad ten, kodėl dabar daug jaunų žmonių ir gyvenant Lietuvoje ir žmonės, kurie nori grįžti, bent iš Argentinos, nes aš daugumą bendrauju su argentiniečiais. Dauguma tie galvoja, o kaip gerai, čia galima gyventi, mes turim ateitį, mes galima pasiplanuoti į ateitį. Aš galiu galvoti, ką aš noriu veikti po 5 metų, po 10 metų, ko aš noriu. Man atrodo, kad čia ir didžiausias skirtumas, nes aš su savo giminaičiais, kuri gyvena dabar Panevėžyje, šneku ir jinai man sako, kai buvo mano metų, man dabar 24. Kai jinai buvo 24 metai, jinai net negalvojo, kad ką darys į ateitį. Jinai bus gerai, dabar universitete, darbas ir toks bus mano gyvenimas. O skirtumą dabar, ką matau su savo draugais, kurie yra 24, 25, 23 metai, maždaug tokių iki 30, visi galvoja, o kaip gerai, aš tada galėsiu kitais metais keliauti kažkur, aš sukursiu šeimą, radau namą, galima tą daryti, galima kitą daryti. Tik tai reikia išgyventi studijas. Čia biški sunku, bet tik tai 4 metai. Tada jau ir tikrai ateitį bus fainas ir geras dalykas. Aš jaučiu tą džiaugsmą, nes pati tik tai baigiai studijas, dabar pradedi naują karjerą, tai puiku. Džiaugsiu, kad man reikės grįžti į universitetą, nes viskas labai gerai, bet ačiū. Aš tikiuosi, kad kai tie, kas darys apklausą kitais metais, apklaus ir tave. Paulina, daug pozityvo šiandieną iš tavęs išgirdome. O ką galime padaryti geriau? Ką gali padaryti geriau Užsienio reikalų ministerija, skleisdama sugrįžtantiems, planuojantiems sugrįžti, kaip mes galėtume juos pasiekti ir ką Lietuvos valstybė gali padaryti dar geriau, kad įgalintų užsienyje gyvenančius diasporos atstovus, jaunimo atstovus, priimti sprendimą tokį patį, kokį priėmei tu. Galbūt pradėčiau nuo to, kad mes pozityviai pradėsiu, kad mes tikrai einame geru keliu, nes pati dar išvažiavus tik tais porą metų, pamenu, žiūrėjau, kaip veikia Lietuvos institucijos dėl grįžtančių žmonių, tai tikrai neradau tokios programos kaip Grįžtu, ar nieko panašaus atsimenu ir tai yra tikrai nuostabus dalykas, todėl kad aš pati, kai grįžau į Lietuvą, ar galvojau dar, kad kai grįšiu į Lietuvą, kokius man reikia atlikti žingsnius, Grįžtu programa, tiesiog viskas balta, juoda ir buvo labai gerai parašyta. Tai aš manau, tikrai einame gerų kelių ir bandome kontaktuoti su tai žmonėmis, bet galbūt, ko man trūksta, tai galbūt kontakto su pačiais žmonėmis. Jūs mus rasite tikrai, jeigu belsitės į duris, į žmonės, kurie nori sugrįžti iš užsienio, bet grįžus būtent į Lietuvą, patys žmonės, jie turėtų mus pozityviau ir atvirom širdim priimti, nes su žmonėmis Lietuvoje nėra lengva. Susidūriau tikrai, dabar jau čia gyvenu 5 mėnesius ir ar nesvarbu, ar darbe, ar toje pačioje gatvėje duodama komplimentą tiesiog pašaliniam praeiviui, atrodo, kad aš tikiuosi, man toks vaizdas buvo, kad manį jis, kad ar aš norėsiu, tarkim, ar jie apvogti, ar kažko paprašyti, kažkokios informacijos noriu gauti, o aš tiesiog duodu komplimentą, bet mes nesam pripratę lietuviai prie tokio atvirumo. Ir lygiai taip pat ir žmonės iš mano aplinkos, aš žinau, kad galbūt jie nori viduje bendrauti, bet jie neišdrįsta. Ir tada mums atvykėliams atrodo, kad mūsų čia niekas nelaukia. Tai gerai, kai žmogus yra pozityvus ir tiesiog eina ir bendrauja, bet tikrai yra žmonių, kurie tiesiog yra nedrąsūs. Tai jie tikrai manys, kad žmonės yra tiesiog užsidarę arba netgi nenori su jais bendrauti. Tai o dėl tiesiog programos tikrai padeda ir puikus pavyzdys
ši Grįžtu LT programa, bet manau, reikia dirbti ir su pačiais žmonėmis. Ačiū, Paulina, tas lietuviškas kuklumas kartais užima viršų, bet manau, kad vėlgi tų naujų patirčių atnešimas ir man atrodo šiais metais, kuomet vyko Dželelo konferencija, taip pat vienoje iš diskusijų girdėjom apie paprastą tokią užduotį, kuri sugrįžusi moteris savo paskyrė, priversti nusišypsoti Maksimos kasininkę. Tai užtruko kelias savaitės, galbūt ir mėnesį, bet tai vyko. Tai manau, jeigu mes turime kuklumo, turime ir kantrybės, tikrai galime ir pakeisti ir keičiame Lietuvą. Ir turbūt kiekviena iš jūsų keičiate Lietuvą. Veslava, kokia žinutė būtų iš tavęs asmeniškai, iš privataus verslo atstovo jaunimui? Ar jau reikia priimti iš karto tą sprendimą, ar galbūt dar norite pakviesti praktikai, stažuotėjai kažkuriam laikui ir kodėl geriau daryti karjerą Lietuvoje, o ne Švedijoje? Greičiau. Lietuvoje yra greičiau. Kodėl aš sutikčiau, kad tam, kad įvertinti, reikia išvažiuoti. Žmogus negali įvertinti, ar jam patinka patiekalas, jeigu jis nepažįsta skonio. Jis negali vertinti, ar jam yra gera Lietuvoje, jeigu jis neturi su ko sulyginti. Tai pritarčiau kolegijai, kad tikrai verta išvažiuoti, pasimatuoti, pasibandyti, išgryninti save. Žmonės išvažiuoja į užsienį ir vieni išvažiuoja ir sako, pagaliau išvažiavau ir laiminga už juos. Kiti išvažiuoja ir pasako, kad supratau, už ką myliu Lietuvą. Šitas jausmas yra fantastiškas. Norime, kad žmonės, kurie myli Lietuvą, grįžtų į Lietuvą. Kurtų su pasididžiavimu ir žinotų, kad čia jų yra vieta. Kad tai, ką jie daro, jie padarys greičiau, lengviau, negu darydami Švedijoje, Anglijoje, nesvarbu. Bet tas jausmas yra, kad kur yra mano vieta, kas aš esu. Čia esu ne tik aš ir mano antra pusė, bet tai yra mano seneliai, mano tėveliai, tas tinklas šeimos ir socialinio rato. Tai yra tas kultūrinis kodas, kuris suskamba mumise kaip muzika, kuri mums patinka. Ir tas jausmas, kada lietuviai grįžta į Lietuvą, net ir savaitį arba savaitgaliui pas šeimą. Ar suskamba, ar nesuskamba. Ir jeigu suskamba, tai bandyti. Kolegoms, kuriams Švedijoje kolegos labai nustebo, nes girdėjau, kad po 7 metų nieks negrįžta. Ir mano atsakymas buvo labai paprastas. Grįžtu tam, kad atsakyti savo klausimą. Ar noriu pabandyti ir atsakyti, ar pasigailėsiu, bet neturėti to klausimą, kad nepabandžiau. Tai tiems, kurie abejoja, pabandykite, nes nežinai. Ir atsakymas yra individualus. Bet tas jausmas, kad gyventi su to, kad nepabandžiau, yra labai toks neskanus arba nepozityvus. Tai visiems palinkėčiau pabandyti. Tas atsakymas yra mumise. Privatus verslas atviras. Greitis, lengvumas įsivažiuoti Lietuvoje yra tikrai lengvesnis negu Švedijoje. Dėl mažiau hierarchijos, dėl dinamikos ir jaunos šalies, kuri laukia, kuriai reikia, jeigu tik nori. Ačiū. Ačiū Agne, ačiū Aiste, ačiū Ana, ačiū Paulina, ačiū Veslava, ačiū mus žiūrėjusiems ir klausiusiems. Ačiū, kad pasidalinote savo patirtimi. Ir visiems, kurie mus dabar žiūri arba čia sėdi ir svarsto apie grįžimo galimybės, visą informaciją rasite mūsų tinklapyje grįžtu.lt, mūsų socialiniuose tinkluose, Facebook'e, LinkedIn'e ir Instagram'e. Ir iki susitikimo Vilniuje, Klaipėdoje ar bet kur kitur Lietuvoje, o čia su sėdinčiais galime pratęsti diskusiją ir Pievelėje Bernardinų sode. Ačiū visiems.